Nu tai va, turim 435 F32 modeliuką, kurį pirkom kaip ir perpardavimui. Mes jį pirkom pernai metais žiemą, realiai jau metai laiko iš čia pas mus. Nu va, pasikroviau, prisirišau vieną ratą, tikrai nepabėgs. Kai radome ją skelbimuose, tada buvo, kad neturėjom tiek pinigų ir pasiskaičiavom, kiek mums maždaug reikėtų tų pinigų, kad pakelt ją. Ir aš pasiėmiau vartojimo paskolą, tam, kad nusipirktume tą mašiną. Reiktų nusimti šitą sparną ir reiktų pasižiūrėti, kas čia su tom durim yra. Nes tos durys visos ir čia nuvažiavusios. Jo papa. Ir galvom, kad mes ją sutvarkysim, nudažysim ir parduosim. Pakėlus šitą automobilį mes galėsim grąžinti mano pirmą gerą finansinį sprendimą, tai kavinės mano paskolą. Parsivežus namo išserdėm su Laura. Gal pradžiai net aš vienas išserdžiau ir toks liūdnas grįžau namo. Ir sakau, nesisuka variklis. Tai kaip tai nesisuka, tai čia grąžinam atgal tą mašiną, vežam pas jį. Mašiną mes pirkom, kaip visi perikupai žinotų nuo Kauferio, tiesiai, patys, ant savęs. Tai, nu tu nieko jau nebepadarysi, su ta liūdna mintim nuėjom miegot. Nu ir ta mašina tokia pardyta liko stovėti kieme. Mėnesių gal neatsimenu. Ir tada, nu vis tiek kažką tai reikia daryti. Kartu su Laura paėmėm, išėmėm variklį tą, išardėm viską, kad galėtumėm vežti pas lygintoją. Užsėmėm eilę ir išvežėm tą mašiną pas lygintoją. Kraunu ant ralų ir rytoj anksti ryte vežu pas lygintoją. Tada iš karto po lygintojo užsirašėm į eilę pas špakliuotoją. Ir berdydami tą mašiną vis matom, nu tai čia ką reiks dažyti. Sparniuką, durytes, kapočiuką, buferį priekinį ir čia ledas bus ir viskas. Tai vieną dar dalyką pastebėjau. Čia vat yra raukšlė. Kuo daugiau vaikštam aplink tą mašiną, tuo labiau suprantam, kad mums ją visą reiks dažyti. Nu ir tada nusprendėm, jau kai pamatėm, kad net stogas buvo įkirstas kažkieno. Supratom, kad tai tada mums tos baltos tokios spalvos nereikia, mes šaunam emkinę su blizgučiu, tada vis tiek jau visą dažysim, tai šaunam kažkokią fainesnę tą spalvą. Šovėm tą fainesnę spalvą, mašina išlyginta, nušpakliuota, palikta pas dažytojus. Ką daryti su tuo varikliu? Varikliai, čia dauguma visi prisiklausė, kas perka iš Amerikos tas mašinas ir viskas. Visi linksta, visi tie varikliai nulinkia ir taip toliau. Gerai, tai geriausias variantas perpardavimui, tai imam kitą variklį, dedam, užsikuria, važiuoja. Bet tada, tokia rizika, kad kažkas nupirks tą mašiną iš mūsų ir užlinks tas variklis ir tada mum reikės spręsti kažkaip problemą tą. Ir taip ir palikom tą klausimą visą. Automobilio to variklio, mašina dažosi ten, vis tiek čia per vieną kartą tų pinigų nelabai, bet dirbant vis surenkam, investuojam, taip tokiais etapais darėm tą mašiną. Ir kažkaip atsirado galimybė nusipirkti naują bloką ir naują alkūninį veliną iš BMW, ta prasme tiesiai iš dėžių, naujutėlius. Čia turim bloką, čia turim naują alkūnę, čia turim peržegnut, nu ir čia visas šrotas. Ir ta kaina tokia gaunasi, kad šitas dvi pagrindinės varikliui surinkt gerai dalis mes gaunam pigiau negu, tarkim, kitą pliką variklį. Nu ir davai, nusprendėm tada į tą, kad mes einam tuo geruoju keliu, kad surinksim, tos mašinos iškart vertė padidėja, nes tas variklis bus važiavęs 0 km. Gražu, ką? Nuperkam tas dvi detalės, vėl viskas yra padėta į lentynas, vėl užkonservuotas projektas keliem mėnesiam. Dirbam savo darbus, renkam pinigus toliau. Eisim prie šitos dabar.
reikia sudėti šitus stabdžius. Ir taip gaunasi, kad atsikraustom čia į šitas patalpas jau. Grįžom į savo mėgstamą miestą. Prieš tai gyvenam kaime, sakykim. Atsivežam tą mašiną, vis tiek, ta mašina stovi. Rinka automobilių, tai jinai pakyla, tai nukrenta žemiau plintuso ir neaišku, kas toliau bus ir kaip čia mums seksis. Ir kai buvo tas pakilimas rinkos, kur pirko žmonės viską, beleką, mūsų ta mašina nevažiuoja. Gerai, reikia surinkti, kuo greičiau darom. Pradedu rinkti variklį, ten kuo tolyn į mišką, tuo daugiau medžių. Šardytas, paskerstas, šrotas visas. Ir turim blokelį. Ką su tuo blokeliu reiks daryti, tai šiandien bandysim susirinkti apačią. Keturi juodaodžiai švaistikliai yra. Specialistas nusprendė, šitų 4 nenaudosim. 2 yra geri, pamatuoti, šiti pajuodę, tai wasted visiškai, jų nedėsim. Alkūninis wasted, blokas wasted, galva išvežta šlifuot ir tikrint. Tai galvą pažiūrėsim, ne mano, į varikliaus. Man irgi su galva nėra gal geriausi variantai, bet tai žodžiu. Viską čia dar reiks išsiplauti, ką naudosim. Šitus reiks išsiplauti. Galva išplaus. Turba. Turbinidas. Norėčiau turėti čia kažkiek arklių. Tai turba irgi šiaip wasted. Gal būtų važiavus, bet mums gal netinka. Nes mes norim likti. Tai turba irgi išvežta. Dėl turbinos duos žinot. Bet, žodžiu, turbą darysim ant kokių 400 arklių. Tiesiog viskas kažkaip pradėjo su laiku stipriai brangt ir kai Dinas pradėjo rinkti variklį ir sako, atėjo detalės, sakau, kokios detalės atėjo, tai kaltiena. Aišku, tuo metu man dar kažkaip nekilo klausimas, nežinau kodėl, kad kai atėjo kaltiena, kad jau turbūt mano galvoj vis dar buvo pardavimui, jo galvoj jau nebe. Aš čia jau vienas nusprendžiau, aišku. Reikia sukti arklių. Tie švaistikliukai tokie, Jėzus Marija, kaip mano pirščiukas. Šaunu kaltieną, galvoju vis tiek. Ar tu čia mokėsi 500 už paprastus, ar čia jau tada keliais tai šimtais brangiau kaltiena gaunasi. Indeklai irgi reisinginiai su padidintu tepimo tarpeliu. Tai reiškia, galėsim pilti šiek tiek tirštesnį tepalą ir turėsim didesnį tepimo tarpelį. Ir tada, kai tu šauni kaltieną, tai dedi indeklus normalius. Tai jeigu indeklus normalius, tai tarpinė galvos sportinė. Tai jeigu sportinė tarpinė, tai ką? Turbina hybridas. Tai jeigu turbina hybridas, tai interkuleris belekoks, charge pipe, ir žodžiu, tai va viskas nuo vienos detalės įsirutuliojo čia į beveik motorsport variklį. Ir tada gavosi toks dalykas, kad mes su draugais jau taip planavom, kad važiuosim 2026 metais važiuosim kažkur per trasas, galbūt į lenktynės. Tai važiuosim. Tai su kuo čia važiuosim? Tai yra ten, dar yra kitų projektų, kurių dabar gal neatskleisiu, bet buvo žodžiu kiti minty projektai. Tai blemba. Kovo pabaigoje Belgijai, taigi trekdėjus. Tai gerai, šaunam į tą trekdėjų. Tai šaunam, gerai, tai su kokia čia mašina? Tai su ta, tai gal lietoka, šiaip F-kė visai greita. Užsibukinam trekdėjų. Mašina atrodo, šitaip turim mažiau laiko negu kelias savaitės. Vis dar nežinoma, jinai veikianti ta mašina yra.
Tai prisėdau, sugalvojau minutėlę padaryti update tokį, o dar reikia valbarą įdėti, sėdynę sudėti, priekį surinkti, kurio nėra, aušinimo sistemos surinkti, kurios nėra. Nes čia šlangos visos tais ištaškytos kažkur. Tikiuosi, kad važiuosim. Taip ir buvo, kad susirinko variklis tas už tikrai labai daug pinigų ir vieną dieną aš važiavau į darbą ir kažkaip tada jau buvo pasiūlyta direktoriui, tik tai aš dar nežinojau lėkti trasą. Ir tada mano žinutė buvo, tai vis tik kefkė. Tai jo, tai vis tik kefkė. Tai ir tada kažkaip gavosi, kad jau buvo iš pirk parduok į trasą. Ir gavosi, kad tas mūsų virš metų laiko užkonservuotas projektas turi susirinkti per 30 dienų. Realiai. Užsidėjom savo tokį tikslą. Iš tų 30 dienų aš 2 savaitės su kitais darbais dar užsiėmęs. Ir tada šovėm per 2 savaitės, atvažiavo draugų ir iš Klaipėdos padėti su alum čia mum ir surinkom tą mašiną. Ir gavosi tas pats sunkiausias, kur tu darai, viską kaip turi būti darai, bet nu, tavo darbo diena atrodo ne 8 valandų, o 16. Tas buvo gal labai sunku jau. Ypač paskutiniam dienom, kur jau sėdim, vienas į kitą su Laura žiūrim. Nu ir nesuprantam, nei ką aš šneku, jinai negirdi, nei ką jinai man šneka, jau nesuprantam, atrodo, kalbam, aš marsiečių kalba, jinai ten Plutonų kokią nors. Surinkom, pabaigėm tą mašiną, užsikūrėm, išvažiavom čia, aišku, be priekinio lango patestuot kieme vidury nakties, surinko čia visa apsauga pasižiūrėti, kas čia per žvėris išvažiavo iš to garažo, tas irgi buvo juokinga. Tai gerai, kaip ir mašina važiuoja, liko smulkmenos, kita smulkmena. Prieš draugo vestuves irgi beveik prieš metus laiko sudaužiau busą. Tas irgi. Priekis visas sudaužytas, langas, vitražinis, nu tai kur mūsų ten net į Lenkiją su juo neįleis. Gerai, dar tą reikia. Tai kitas draugas atvažiavo su viela, išpjovėm buso langą dar prieš pat kelionę, įlipinam BMW langą, pakeitėm buso langą. Tai čia buvo 2 dienos, 2 dienom likus prieš išvažiuojant, man atrodo, susitvarkėm dar busą. Ir tada paskutinę naktį susikrovėm įrankius. Pasijungiam kamerą į mašiną, išsisiurbėm ryte, man atrodo, užsikrovėm ant tralo ir išjudėjom. Iš pirk parduok gavosi į išnuomok ir važiuok. Tai idėja buvo tokia, kad susibildinam tada jau tą automobilį, susirenkam žmonės, kuriam būtų įdomu lėkti į trekdėjus, į treniruotės, kuriem galbūt užkabinti juos, važiuoti. Taip įgyvendinant savo svajonę, turėti automobilį, kurį galėsim aptarnauti, prižiūrėti ir tai mūsų automobilis bus, nes turėjom prieš tai tikrai nemažai mašinų, kurias aptarnavom kitų, tai šita tokia buvo mūsų, daug tikrai meilės įdėta į tą mašiną, gal ir greitai viskas, bet vis tiek. Ir susirinkom realiai žmonės, kurie išvažiavo su mumis į tą pirmą trekdėjų. Tai ir tas pirmas trekdėjus buvo ne Lietuvoje, bet toks ir buvo tikslas, kad parodyti, neišgąsdinti žmonių, o parodyti, kaip smagu gali būti, nes mūsų trasa, kaip žinia, su saugumu stipriai prasilenkė. Tai išvažiavom į fainą, europinę trasą, kur žmonės faini, ir trasa faina, ir saugi. Tai išvažiavom į Belgiją, į Spa Frankočiams. Baigiam vakar vėlai naktį. Tai anksčiau buvom surinkę, testavom, bet baigiam vakar naktį, dar buvo likę šiek tiek smulkmenų, tai atsikėlėm ryte damušėm. Damušėm tos smulkmenas visas, išsisiurbėm, išsivalėm, nu tai dar liko čia užlipint tokį juodą, BMW ženkliuką priekį užlipint, biškį tarpus priekį gal pavyks susivest, jau nevedžiu. Tai va tiek ir judam, žiūrėsim, kaip mums čia seksis. Tai dar turėjom iššūkių labai didelių. Iš
prieš išvažiuojant nepaskaičiuotų ir didelių iššūkių, tai buvo sušiktos pasaulio problemos, kur nuo kuro kainos tiek pakilo į viršų, kad krapštėm paskutinius pinigus iš kojinių realiai. Dar važiuodami į priekį jau buvo sunku įgyvendinti tą savo, bet mes negalėjom pasiduoti, nes tai ne mūsų dviejų dalykas buvo, o ir draugai buvo į tai traukti, kurie prisidėjo prie šito viso projekto ir buvom suplanavę važiuoti į šitą dalyką. Mes bet kokią kainą jau turėjom išvažiuoti. Ir išvažiavom, aišku, viskas buvo gerai. Kai prieš tai 2 savaitės po 4 valandas miegojo, furistais nebuvom, tikrai labai dideliais važiavom sunkiai. Tai važiavom ilgai, bet dabar, kai tu pasižiūri, gal mes galėjom dar vieną dieną likti Lietuvoje, išsimiegoti kaip ponai ir tada ramiai išvažiuoti. Bet nuo tas jaudulys, kad dar kažkas tau gali atsitikti kely su autobusu, kurį irgi paskutinę naktį keičiau tepalus, kol ten pjojom langą. Dar kažką dar, ta prasme, po BMW surinkimo dar reikėjo mūsų aptarnaujantį transportą aptarnauti. Tai vis tiek, nuleis ratą, sugės autobusas, dar kažkas, tai kažkur reiks numest galbūt Lenkijoje autobusą, tada krausim įrankius ir visus daiktus į BMW ir važiuosim su BMW iki tos, žodžiu. Ar atvarys draugai kažkas apkeis autobusiukus, žodžiu, reikėjo pasilikti vieną ekstra dieną, tai dėl to buvo nuspręsta išvažiuoti be poilsio. Tai mano buvo pasiūlymas kažkaip, aš darbau darbe, sakau, tai vis tiek jaučiu miegosim autobusiukę, nes baisu palikti mašiną, tikrai su raudonais numeriais atrodo, kad taip niekur nepasistatysi ir sakau, tai reikia miegoti buse. Ir prieš tai žvengiau šiaip iš visų, kad šalta bus ir snigs. Bet pasiūliau miegoti autobusiukę, nepagalvojus, kad bus tikrai labai šalta. Dar tą patį rytą, prieš išvažiuodami link Vokietijos, nusipirkom lentų, 4 lentas nusipirkom. Ir susimetėm viską, užsimetėm savo ant čiužinį, susidėjom patalynę ir išvažiavom. Sveiki atvykę. Welcome to the crib. Turim lovą. Turim didelę lovą. Šiaip smagu. Matosi, kad Europos pinigai nebuvo įsisavinti, nes neapšiltinta yra. Super neapšiltinta. Oras, vanduo irgi nėra. Kad nieko nėra, Važiuojam. Malkinį pečių turėjau. Važiuojam link kur šilčiau, bet pasirodo šalčiau. Nežinau, kodėl mes kaušai nenusipirkom už 8 eurų bastus kinietiškus. Bet ne vėl dabar. Bet gal reiktų paguglinti, gal rytoj rasim kur nors, šiandien kažkaip gal išgyvensim. Einam greičiau visi. Gal kažkaip išgyvensim. Aš jeigu išalsiu, tai aš tave nuotaikį. Ateinam į kambarį. Dabar aš filmuosiu. Ateinam į kambarį. Aš įsijungiu šviesą. Dar išvažiuojant, sakau, paėmė dekučių. Jo, paėmiau. Tai kokiais 4 per mažai. Bet, žodžiu, pirmą naktį buvo labai šalta ir belia kaip pūtė vėjas. Antrą naktį pasitobulinam autobusą. Sustoja kažkur Vokietijoje, nusipirkom, mano kaip šiltnaminės tokios plevelės, tai apsikliavom galinės duris, šoninės duris, nes gumų niekur nėra, nes busas vasaros pabaigoje patyrė savo shakedowną per ženklus. Ir tada, žodžiu, tai viską užsidėmėtėm tas plevelės, tai jau buvo geresnė ta naktis, bet vis tiek šalta, nes naktį apie -2. Palyginus su vakar, tai čia šiandien yra achuiena. Ne, tai palyginus su vakar, tai čia. O šiandien yra šalčiau. Toliau važiuodami, tai Lenkijoje neradom nieko, kur nusipirkti šildytuvą. Tai pirkom, žodžiu, Vokietijai 3 naktį. Tai jau 3 naktį mes miegojom Niurboj, kur stovi visi kemperiai. Ten kemperistai. Ten visi kemperistai gyvena. Visi. A čia mes, va, furistai. Ir čia, va, trasikė. Po Sukanės. Ir bandysim rytoj ryte. Anksti atsikelsim ir varysim. Jau čia vieną ratuką prasuksim aš, vieną draugas. Tai buvo pati turbūt geriausia miegota mūsų naktis, nes buvo labai fainai, nes tave pažadina Porsche GT3 koks nors važiuodamas. Tai šiaip amazing yra.
važiuojant į Belgiją, kadangi mašina tikrai pasibaigėm paskutinę naktį, buvo netestuota, tai nusprendėm, kad ištestuosim Nordschleife, Nürburgring. Jau kai pasiekėm pačią Niurbą, atleido tikrai visus raumenis, viską atleido. Nusikrovėm automobilį, varysim iki draugų, išsinomavę jie kambarį, nuvarysim, nusiprausim pas juos, suksim ratą čia visur, patyrinėsim. Gal netyčia atidarys dar šiandien trasą, prieš pat galą, nes sniegas baigėsi. Viskas baigėsi, tai pabandysim, pažiūrėsim. Dar toks buvo dalykas, Niurbai ryte, tai varysim shakedowną, varysim. Neužsikūrė mašiną. Iškart panika ir tada buvo toks pasąmonė įrašytas, nes mes žinojom, kad tai bus ir buvom nusipirkę batareiką į pultelį. Nežinojom, kad tai bus, bet buvom tiek pavargę, kad aš jau kol davažiavau iki Niurbos, buvau pamiršęs, nesikūrė mašiną ir toks. Ir paskui prisiminiau, kad turim tą batareiką ir pasikeitėm pultelį, atsirakina, važiuoja, užsikūrė viskas, vėl ramybė. Turim sniegą. Turim sniegą. Turim cold startą. Ir išvažiavom su Laura patikrint mašiną. Taip pats pirmas shakedownas buvo, ar tikrai viskas prisukta, ar tikrai važiuoja, ar tikrai nenuspjaus kažkokios šlangos. Aišku, čia gatvėj patikrinom, bet ką tu gatvėj nepatikrinsi. O ten 20 km trasų. Ir buvo tokia nuostaba, kad ta mašina tikrai pakankamai gerai stabdo. Tikrai gerai stabdo. Nei vienas iš to nesitikėjom. Kita nuostaba buvo, kaip parlėkėm į karuselę ir atrodo, kad mes su 7 klasės BMW čia atvažiavom. Nei vieno garso, nei niekas nebilda, niekas nebarška. Tas buvo labai faina. Ir aišku, po tų visų mašinų, kiek esam važiavę trasoje, su visokiam, kur tu spaudi gazą, sausas asfaltas, bet buksuoja ratą. Nors suprantam, kad mum gandriukam čia arklių tikrai užteks. Ir užteko jau, buvo smagu. Tai Niurbą įveikėm, shakedowną įveikėm, Niurbą iš viso pravažiavom 4 ratus. Ir tada sekmadienį pajudėjom link Belgijos. Buvo žiauriai geras oras. Belgijai gavom tokį įdomesnį namelį. Tai va čia buvo, kai renka bernai. Namą, aišku, užsakinėjau aš. Tai buvo labai daug juokingų dalykų, kuriuo aš buvau nedaskaitęs bookingė. Žodžiu, atvažiuojam, nei rankšluosčių, nei patalynės. Tai gavom išsispręsti logistinius klausimus, bet nebuvom gal labai džiugiai nusiteikę dėl šito, bet nieko. Kas miegojo nusipirkę paklodės ir užsikloję paklodėm. Bet, žodžiu, čia mano akim smulkmena. Gal kitiem ir ne, bet buvo juokinga. Pradžiai buvo juokinga, paskui buvo labai nervas ėmė, paskui vėl buvo juokinga, paskui jau užsimiršo šitas visus dalykus. Visą tai atpirko, kai pamatėm spa trasą. Tai, trasa yra kažkas nerealaus. Tas jausmas, kai tu žinai, kad formulė ten vyksta, kad susirenka minios žmonių, tikrai greičiausiai ir vieni geriausių pasaulio lenktynininkų, kas liečia žiedą. Tas pirmas posūkis yra, tu visą laiką, jie esi matęs visur, kur visi važiuoja, tai pagrindinis turbūt dalykas, tas, kur nuo to kalno ir viršų. Tai buvo labai įdomus jausmas, kad važiavam, dar vyko ta sekmadienio treniruotė. Ir kadangi Julius jau buvo dieną prieš tai buvęs, sako, paklausyk, kaip garsas tik tai kada ateina ir ten eina kerbai ir tu atvažiuoja tos Porschas, pravažiuoja tos kerbus ir tik vėliau tau ateina garsas. Šiaip, pati trasa, įspūdingo dydžio, yra tribūnos, aš nebuvus esu tokia vieta, tai čia buvo tikrai ta tokia pirma įspūdinga trasa ir tai Formulės 1 trasa, tai jau čia labai daug iš tikrųjų pasako.
ir nėra taip toli, tada aišku tas saugumas, kad tu matai, kokie atstumai yra toj trasoj, kad jeigu išlėksi, tai tikėtina, kad išlėksi į akmenis, kad yra stabdymo zonos ir taip toliau. Nu, tu supranti, kad mašina, kad ir, nu jau aišku, jeigu labai didelis krešas, tai gal sunkiau būtų, bet supranti, kad išgyvens ir jeigu kas tikrai saugiai, nu, išvažiuos iš tos trasos ribų. Tai šitas labai geras aspektas yra. Nu, tiesiog esi buvęs Kačerginėje ir matęs, kai realiai bet koks išlėkimas iš trasos kainuoja praktiškai automobilį, tai, nu, buvo geras jausmas, fainas tikrai. Aišku, emocijų prasme ta trasa yra ne tik, kad tu pamatai tą trasą, bet tu žinai, kad ten važiuos surinktas tavo automobilis, žinau, kiek Dinas pergyveno, ar važiuos tas variklis, ar nevažiuos, tikrai buvo ir ašarų, ir nevilties, ir neaišku, nes buvo tam tarpe, kada buvo turbūt intensyviausias darbas išvažiavęs į Ispaniją, su komanda ralyje, žodžiu, važiavo, tai aš žinau, kaip jam tai yra ir ten irgi visiškai jo aistra, tai vis laikas jau viskas gerai, spėsi. Na, mano toks darbas yra kaip žmonos palaikyti. Pirmą kartą tokiam trikdėjui, pirmą kartą tokioj trasoj, Europos lygio, realiai Formulės 1 lygio trasoj. Registracijoje irgi ten niuansų buvo visokių, kur aš kaip ir pinigus pervedęs, bet jis neužsirašęs, tada aš dar kartą pervedžiau, tada pasižiūrėjom, kad jo, tu buvai pervedęs ir dar turim šitą ir iki šiandien kol kas klausimą, bet manau, kad įsispręsim viską. Tai tada praėjom briefingą ir buvo patys pirmi išvažiavimai į trasą. Tai irgi išvažiavom su Laurinu, aš sėdėjau šalia, nes aš niekada nevažiavęs, Laurinas prieš metus buvo važiavęs tai trasai, tai išvažiavom. Nu ir kol mes važiavom toj trasoj pasižiūrėti, aš susipažint, Laurinas prisimint, Laura kažkaip tai su Julium išsiaiškino, kad nemokamas treneris yra. Tai tas žiauriai paliko įspūdį. Tai aišku, mes visi užsirašėm, Julius 2 kartus užsirašė. Tai po pirmo karto atsisėdus prie mašinos, aš pravažiavau vienas ir tada su treneriu iš karto nukirpom 10 sekundžių lygiose vietose tiesiog. Nu, tai tas buvo labai smagu. Buvo labai smagu, kur Julius iš vis niekada gyvenime nei matęs, nei važiavęs jokioj trasoj, užvežė mum visiems tikrai normaliai. Matosi, kad žmogui patiko, sekasi tas dalykas ir aišku, be trenerio manau, kad būtų gal blogiau. Tai treneris tikrai padėjo jam tokius gerus pamatus teisingus. Ir tas puikiai matėsi trasoje ir tas buvo labai smagu, kad mes šitokie 2 kietekai gavom nuo naujoko ir gavom normaliai. Labai smagu buvo ir aš buvau pavėžinta, tai man užteko lygiai 2 ratų, po pirmo rato maldavo mane išleisti, bet dar vieną šovėm. Tai aš pradėjau rodyti taip ir tada Dinas sako, aš esu vežęs Kačerginėj, taip tada, jis kai taip pradėjo rodyti, sako, buvo labai blogai. Tai sako, aš galvau, kad tik nevemtum, kad tik manęs nepykina, aš tiesiog labai bijau. Tai žodžiu, taip po to buvau išleistas, jau ačiū, man čia ir užtenka, labai smagu. Nu tai žodžiu, tai jo fainai tikrai, nu, tave veža saugi ta trasa, viskas gerai, bet man tiesiog, ne, aš daug geriau jaučiuosi reguliuodama viską iš pitleino, negu važiuodama ar būdama trasai. Gal vieną dieną, nežinau, kažkaip pavyks perlipti per save, bet kol kas man labai patinka strateguoti ir ieškoti gal žmonių, kuriem būtų įdomu kartu važiuoti, rėmėjų, su kuriais irgi būtų smagu organizuoti visokius dalykus. Tai čia yra mano arkliukas, važiuojate gal tie, kam patinka. Ir smagu, žiūrint onboardus visokius, kad mūsų mašina surinkta čia per 2 savaitės tiesiogiai neatsilieka nuo Porsche automobilių, kas labai yra smagu iš tikrųjų. Ant lietaus netgi mes keletą kartų ir aplenkėm jos, ypač GT3, tai ten visai gal naujokai važiavo, bet mes irgi naujokai, tai aplenkėm, bet kur tokiu vidutinio lygio vairuotojų buvo su kaimanais, nu mes juos galėjom biškį irgi per posūkius patraukti, o tiesiosiuose mes liekam kaip ir vienodai važiuojam, tai tas buvo tikrai smagu. Tai va taip, 2 smagiai praleidom dieneles, spa, kadangi
prieš tai nemiegojom, nes rinko mašiną, paskui labai prastai miegojom, nes važiavom, paskui labai mažai miegojom, nes 2 dienas realiai, tai vis tiek darbas trasoje yra. Nėra tokia, kad pramoga mes čia atvažiavom. Pramoga buvo draugam. Mums vis tiek reikėjo pasirūpinti, vis tiek tas jaudulys, kaip ta mašina rytoj važiuos, ar kas nors bus, ar nebus. Ir vis tiek turėjom niuansų, aišku, tai likus nedaug ten, gal 2 valandom iki trekdėjos pabaigos išmetė check engine coolant. Tai Laurinas grįžo, pasižiūrėjom, jo nėra antifrizo, užkaitę. Matot šitą takelį, antifrizo? Įsivarėm į garažą, pasižiūrėjom, pasikėlėm. Visiškai buvo nupirkta nauja šlanga, įdėta, kad tikrai nebūtų jokių niuansų, tai buvo. Tai tas buvo daugiau juokinga negu liūdna. Nes tikrai trasui pavažiavom normaliai. Būtų labai liūdna, jeigu tai būtų buvę pirmos dienos pusdienį, tai būtų graudu gal netgi. O dabar jau antros dienos galą tai atsitiko, tai toks juokinga gyvenimas, aišku, bet gal šlangos neturim, nes jinai nauja nupirkta, kam ją turėti. Visas kitas šlangas, kurios eina prie radiatoriaus priekį ar kažkur, jeigu nulėktumėm nuo kelio ar kažkas būtų, tai mes jas turėjom. Ten, jeigu tu nulėktum nuo kelio ir paliestų tą šlangas, tai tau realiai nebe šlangų reikėtų kėbulų. Tai mes neėmėm tokių dalių, nepirkom. Galvojam, gal biškį pravėsus, kažkaip haltūrinsim, remontuosim, bet neaišku, ta šlanga ar ten, ar brokas, ar ten nuo karščio, ar ten kažkas pataikė. Taip atrodo, lyg, kol mes buvom išėję pietaut, kažkas su adata pradūrė tą šlangą. Ir neaišku, jeigu ten brokas yra ir panašiai, jinai galėjo tiesiog pratrūkti, išbėgti visas antifrizas, nes mes realiai galėjom prisipilti, nusiorinti sistemą, ten užlipinti kažkokį dviračio kameros lopą, zatešką ar kažko dėti ir važiuoti, bet gal ta šlanga, pavyzdžiui, pratrūks kitoj vietoje arba tiesiog praplyš išilgai, išbėgs viskas ir tada mes pripilsim belė kiek trasų antifrizo kitom mašinom ir rizikuosim patys savo varikliu. Tai nusprendėm, kad varysim tiesiog švęst toliau. Buvo tikrai daug kas sakė, kad pasirinkom prastą variklį, galbūt į sportą, kad jisai nelaikys, kad labai turi daug problemų ir taip toliau, bet buvo tikrai daug gilintasi. Žinau, kad tikrai Dinas labai daug skaitė, su daug ko tarėsi, kaip rinkti ir taip toliau, tai tikrai surinktas, žinau, kiek pergyveno, mačiau, bet labai džiaugiuosi, nes tą mašiną važiuoju ir po to dar dabar sužinau, kad ir tikras iš gamyklos išeinančias BMW Motorsport važiuoja toks pat variklis, tai vadinasi, kad viskas įmanoma ir tiesiog labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad jam pavyko ir po shakedowno Niurboj buvo aišku, kad tas variklis važiuos ir laikys. Kitą dieną, man atrodo, pajudėjom namo. Tai pajudėjom į Nürburgringą, užsukom į svečius, pasilabinom, pasipasakojom, kaip dirbasi Vokietijoje, kaip dirbasi Lietuvoje, kokie niuansai. Tom pačiom bėdom pasibėdavojom ir grįžom namo. Grįžę namo kažkaip ilgai nesimiegojo, atvažiavom į garažą, tai garažas kaip po sprogimo buvo. Lengviau gal būtų padegti ir iš naujo pastatyti, bet žodžiu, žinojom, kad reikia atvažiuoti sustvarkyti, nes idėja buvo nusifilmuoti ir viską ant tų tokių emocijų, tik grįžus, kad papasakot ir perteikti, kaip yra nerealu. Tai žodžiu, tai visą šeštadienį prasitvarkėm dirbtuves. Ir viskas, esam čia, eisim ardytis, žiūrėtis, greitinsim tą mašiną dabar tolyn. Tai turim darbų sąrašą ir bandysim važiuoti vėl kažkur. Tai gal čia vietoj kažkokio trasui važiuosim, gal kažkur vėl į Europą vėjas nublokš. Labiau norėtųsi, kad vėjas į Europą suktųsi. Nes ten vis tiek. Taip
taip atrodė gal ir mums pačioj pradžioj. Mes čia turim Pakauniai trasą, Kačerginę. Nu, jinai žiauriai smagiai yra. Tikrai, man jinai labai patinka. Ką tu pasikviesi savo draugą nevažiavusi niekada į Kačerginę ir jam viena klaida kainuos tavo automobilį ir visas tas linksmybės. Ten mes nuvažiavom su žmogum, kuris niekada nėra buvęs gyvenime, jam net nebuvo baisu. Ką tu padarysi? Įlėksi į akmenis, pamesi slenkstį. Tos trasos Europoje su saugumu tikrai daug smagiau yra išvažiuoti jas. Ir tikrai daug įdomiau yra jas pamatyti. Tai dar turim neišbandytų trasų, galvojam, kad jas išbandysim. Aišku, Nürburgringas, nu čia atskira tema. Čia atskiras video, nežinau apie jį, ką papasako ten, ką gali patirt, koks ten vaibas yra ir visa kita, nu ten. Čia turbūt gal pagrindinis tikslas yra ten kažkada papulti į lenktynės su savo automobiliu. Ten yra išvis nuostabu. Aišku, Belgijos patrasa, nu ten linksmieji kalneliai. Tokių nežinau, ar irgi kažkur galėtum turėti. Tai tas yra smagu. Tai vat, turim sąrašą, ką pasitobulinti mašinai, kad jinai važiuotų greičiau ir būtų smagiau. Dabar mes buvom išvažiavę su paprastom vasariniam padangom ir visiškai neatsilikom nuo tų mašinų, kurios buvo su semislikais ar su kažko, todėl kad lijo ir buvo šalta. Tai gal netgi mes jautėmės saugiau ir stabiliau su tom padangom, nes jos visą laiką vienodai nekimba. Ir mes žinom tą ribą. Jinai kimba, bet jinai visą laiką vienodai kimba. Nu, sakykime, mažai vienodai kimba. O su semisliku tai turi pasišildyti. Kai trasoje ir turėjom ir sniego, ir pūgą, ir lietaus, ir saulę, ir vėją, tai gal buvo mūsų pasirinkimas padangų iš tikrųjų visai geras, galėčiau pasakyti. Tai va tiek. Daugiau neturiu ką papasakoti iš kelionės. Great success. Čia broliui skirtas epizodas yra broli. Bet tik murzinas dabar jau aišku. Nu, mechanioras. Vairuotojas mechanikas, atsiprašau, gimtadienio šventėjas. Varom, gerai.